Labai dažna situacija. Žmogus dirba pagal darbo sutartį kažkokioje darbovietėje ir gauna, kaip pavyzdys, kokius 2000 ant popieriaus. Ir dar šalia vykdo individualią veiklą pagal pažymą. Ir kas nutinka, deklaruojant pajamas už 2026 metus. Sakykime, individualios veiklos apmokestinamosios pajamos, tai reiškia bendros pajamos minus išlaidos arba leidžiami atskaitimai, tebūnie kokie 35 000 eurų. Ir darbo užmokestis, tebūnie kokie 50 000 eurų bendroje sumoje metinės pajamos. Ir iš viso, reiškia, žmogus gavo 35 000 iš individualios veiklos ir 50 pagal su darbo užmokesčiu susijusios pajamos, 85 000 eurų. Kas tokiu atveju nutinka? Individualios veiklos pagal pajamą pajamos apmokestinamos 15% GPM tarifu. Jeigu būtų atskirai darbo užmokestis, būtų kaip ir 20% GPM tarifas, bet bendros pajamos viršyje 36 VDU krepšelį ir dalis, kuri perlipa 36 VDU krepšelio ribą, išlipa iš jo, bus apmokestinta 25% GPM tarifu. Vadinasi, tai, kad tu susimokėjai savo darbovietėje gyventojų pajamų mokestį, bet su konkrečiais skaičiais. Tai dar nėra galutiniai skaičiai. Deklaruojant pajamas, jeigu išlipama iš 36 VDU krepšelio bendroje sumoje, teks primokėti gyventojų pajamų mokestį. Taip, kad reikia žiūrėti, kokios pajamos kitais metais sukris tau kaip fiziniam asmeniui ir kada jos peršoka tam tikrus laiptelius. 12 VDU laiptelį, 36 VDU laiptelį ir 60 VDU laiptelį. Tai pelningo verslo ir protingų sprendimų.